Yra žmonės, šokinėja parašiutais negali, be to važinėja motociklais, kiti žaidžia tik šachmatais ir daugiau jiem nieko nereikia. Tai turbūt mums reikia šitų aštrių pojūčių. Organizmas reikalauja. Ir kiek laiko skiriat jūs važinėjimui riedučiais? Kai geras oras, tai nuo ryto iki vakaro. Kiekvieną dieną. Šiaip tai mes mokomės iš kasečių, bet dažniausiai vienam, jeigu pavyksta kažkuriam iš mūsų pirmam atlikti tą pratimą, mes vadinam, tai tada jis pamoko mus. O jūs esat susibūrę į kažkokį tai klubą vienminčių? Taip, yra oficialus riedlenčių ir riedučių sporto klubas Vilniuje. Ko reikia, sakysim, jeigu aš norėčiau tapti jūsų klubo nariu? Turėti visą amuniciją, apsaugas visas, patukinės pačiūžas. Kiek metų nesvarbu? Nesvarbu, nes pas mus įvairiaus amžiaus nuo 8 metų iki 26 metų yra dabar, kurie jau labai gerai važinėja, o prijaučiančių tai ir tėtis sako, daug man ratukus aš važinėsiu. Kur man įsigyti visus reikalingus dalykus ir kiek tai kainuoja? Mes pirkom Lenkijoje, važiavom į Lenkiją specialiai, nes mums jau reikia geresnių. Ir, sakysim, aišku, geresnių skiriasi ir kaina. Kiek tai kainuoja? Nu, mūsų, pavyzdžiui, tokie vidutiniai. Mes pirkom šitos rolikus, keitėm ratus, guolius. Su kelionė išėjo virš $200. Kaip jūs reaguoja praeiviai? Pas mus patarlė yra, kiekvienam rolikistui yra po bobutę. Tai, kaip sakoma, kiekviena yra sustabdžiusi bobutę kokią nors ir paaiškinus, kad mes ne taip darom, kad gadinam asfaltą, kad laužom savo kojas ir šonkulius. O jūsų reakcija kokia? Nieko, mums juokinga paprasčiausiai. O šiaip, juokinga tai juokinga. Ar būna nelaimingų atsitikimų? Vargiai, aš nežinau, vienas va dabar susilaužė koją ant rampos. Ar yra baimės jausmas, kai pakili į viršų? Yra. Kaip tai veikia tą baimę? Aš dar jos neįveikiau. Ir mes kas nepakylam į tokį aukštį, į kurį pakyla kiti. Bijom dar kažkaip. Tai įmanoma įveikti tą baimę ir jos visiškai atsikratyti? Jo. Kaip tai ne? Neįmanoma, kiekvienas žmogus turi baimės jausmą, tik tai žiūrint, kaip tu jį valdai, arba tau nusispjauti, ar tu nugriūsi ar ne, ar tu pradedi galvoti, jeigu tu 10 kartų nukrysi ant vieno šono, ten jau mėlynė būna tokia, kad jau...